Tai ką, sveiki visi, vėl penktadienis ir vėl aš prie marių. Atvažiavau vėl į Sėklių, radau čia tokią duobę, kur gal 4-5 metrai kažkas, o visur kitur, taip 2-3 kažkas palik krantukus. Mašina, ten už kokio 80 metrų, teko gan toli pasinešti daiktus, nežinau, laukia čia plus 50, visas paprakaitė, prasme. Kokią pusę valandos jau teko pasiilsėti prieš paimant kamerą, nes ojotus prakaitas bėga ir tiek. O šiaip ką, jau įsikūriau, daugiau mažiau, jau baidarę, meškeres, kol kas užmečiau bet kur, tiesiog, kad bent jau būtų, ir ką, palapinė. Dar viskas kaip ir tiesiog bet kur išmesta, sumesta ir ką, reikia eit po truputį krapštytis ir pradėti žvejot. Šiandienos pašariukai. Tai ką bus? Žirnis, bus tigrinis. Šį kartą verdu viską atskirai. Manau, kad duosiu šiandien tai tik tigrinį. Ir boiliai. Tai bus bananas braškė. Ir tigrinių 20 dar turiu. Tuo pačiu, manau, įmesiu kelis braškinius boiliukus ir kelis fish and pineapple. Šitus tai gal įmesiu taip atskirai biškį į tašką, nedėsiu taip visų kartu, bet noriu, kad pavyzdžiui vienam taške būtų biškį raudonas spalvytės, kad nes vis tiek galvoju ir su raudonais papikiukais pažiūrėt pafteriukais, tai va, kažkas, manau, tokio ir visą šitą gėrį išpilsim CSL-ų. Viskas kaip ir paprasta. Tai va, užpilsiu boiliukus, leisiu pabrinkt ir manau, pradžiai tai važiuoju, sumesiu tiesiog plūdurą, sumesiu baidarę, sumesiu boiliukus ir grūdus paliksim vakar. O šiaip marios tai labai gražiai atrodo, bangos gan didelės, vėjas pietų, šilta, vandens lygis tikrai aukštas. Taip kad manau, yra gan didelė tikimybė kažką pagauti. Arba bent labai tikiuosi, nes visgi kelintas, čia jau 4. savaitgalis mano šiemet, bandant pagauti kažką marios. Aišku, kuo daugiau bandai, kuo daugiau nepagauni, tuo smagiau būna, kai kažką pagauni. Tai manau visgi padarysiu atskirai į vieną taškiuką. Tai viskas, kuo skirsis taškiukai, tai į vieną įdėsiu braškinių boiliukų, o į kitą įdėsiu fish and pineapple. Žuvis ananas. Tai va, tai manau viskas atrodys kažkas tokio. Tikrai jų nedėsiu daug. Netgi manau, kad va tik tais kokią saujytę ir dar kelis netgi papjaustus. Tiesiog noriu, kad būtų biškiai skirtingų dydžių, bet kad būtų ir be masaliukų, kaip pasakyti, kitokios spalvos boiliukų. Dar porą įmesiu. Ir viską biškį užpilsiu CSL. Ir vse. Toksai jau to gražis. Tai ką, ieškau taškiukų. Kol kas nieko gero nerandu, žiaurus vėjas. Mėto tą baidarę, bet ten vieną plūdurą jau išsimečiau, buvo toks perkritimas, realiai iš 2,5 į kokius 3,3 ir dabar bandau ieškoti antrą taškiuką, bet eilinį kartą bangelės kosminės, diperis nenori rodyti normaliai. Tai kol kas bandau darytis, kas išeina, o po to vakarop turbūt nurims vėjas ir eisiu bandyti ieškoti gražiau to taškiuko.
Nes, nu dabar tik žiauru mėta tą baidarę tiesiog visur. Atrodo, va truputį paplaukiau, jau plūduras ten už kokių 30-40 metrų. Ir va, nu, jūs pažiūrėkit, ką jis čia rodo. Tai, nu... Ir va taip visą laiką, ta prasme, vieną kitą rodo normaliau, bet realiai, bet čia buvo gražus ružiukas ir po to vėl. Nu, tai žodžiu, kažkaip bandau ir žiūriu, kas bus. Nu, tai va, įsimečiau antrą plūduriuką. Taškiukas ant kokių va čia 3-2, ten va buvo 3-4. Nu, kažkas, tai biškiai gilėjantis irgi toksai. Ir ką, va, šitą bandysiu žvejot turbūt biškiai kairiau. Tai va, biškiai bailiukų ten, biškiai ten. Nu, realiai, o, kokias geras 5 saujos bailiukų. Ir manau, puikiai. Aišku, kastuvėlį palikau krante. Nu tai va, tai turiu 2 plūduriukus jau. Vienas gaunasi va čia va tiesiai, o kitas gaunasi va ten dešiniau. Ja taip žiūrint iš mano krantą, tai atstumai gan tolimi šiaip, apie 100 metrų abudu. Tai nieko įspūdingo. Nu tai ką va, 6 valandos vakaro. Tik dabar užsimetinėjom normaliai meškeres. Tai žodžiu, šiandien žvejosim su helikopterio sistemėlėm. Visi bus helikopteriai, masaliukai. Tai pirmas bus žuvis ananasas, vafteriukas, dambeliukas. PV padariau irgi iš fishfoodo, tiesiog PV mikso. Antras bus sweet spice'as, irgi manau uždėsiu PV miksą. Ir trečią manau uždėsiu, nu va taip vis pabandinėsiu, kartais tigrinį, kartais tą žuvis ananasą šeriminį, kartais braškės šeriminį. Tai manau pradžiai dėsiu braškės šeriminį ir žiūrėsim, kas bus. O tu klausyk dar arčiau mano plūduro negali plaukti, ta prasme, nu per 10 metrų nuo plūduro, ta prasme, ar tu aklas, ar kas tau yra. Nu, pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo mano darbinis stalas ir viskas aplink. Visur viskas išmėtyta, bet kažkoks procesas vyksta. Šiaip šiandien penktadienis, anksti kėliaus, kažkaip žiauriai pervargęs po visos savaitės, labai kažkaip sunki savaitė buvo. Čia ir tas karštis, viskas turbūt dasidėjo, tai žodžiu, viskas va taip. O ką, išsiviriau žirnių, dabar va kanapių sėklas verda, visgi pagalvojau, kad padarysiu taip. Padarysiu va vieną taškiuką, tokį vat, boiliai, grūdai, tai boiliai ir tigriniai riešutai ir viskas, daugiau nieko nemesiu, tik tais va tokį va vieną taškiuką, va tą padešinę padarysiu. O manau, va tą po kairę darysiu labiau grūdinį tašką, to pačiu pabandysiu su vakaros uždikų pažiūrėt ir manau, kad darysiu taip. Žirnis, kanapių sėklos ir saldus kukurūzas. Gal šiek tiek įdėsiu ir tigrinio riešuto, bet manau, kad apsiribosiu čia realiai va koksai kilas žirnių, gal 1,5, ten manau dar bus koks 1,5 kilo kanapių sėklų, įmesiu porą skarbonkių kukurūzų, čia bus kokie 5 kilai grūdų ir manau, čia tikrai per akis bus. Tai va, tai turėsim vieną visiškai grūdinį tašką, o vieną būtent tik ant boilių. Nu, boiliai su tigriniais. Nu ir ką, einam toliau dirbti, tai čia kiek jau 7:30 ir dar viskas verda, dar viskas tik tais daroma. Na, aš jums sakau, kad šiandien kažkoks nesąmoningas tas penktadienis. Gaila dar nefilmau, kaip tik jau persimės meškerės, čia vat yra toksai kelmas, pamiršau, užkliuvau, realiai išsimaudžiau iki pat triusiukų šlapios. Tuo pačiu
biškai užkabinau šitą savo podą, o realiai visą ranką apsideginau. Tai žodžiu, nuostabi šiandienos pradžia. Nu, gal bent žuvys nebus tokios kaip šiandieną ir viskas tam bus gerai. Bet jeigu prakalbam apie žuvis, tai va čia turiu tokį vieną, kurį kažkur padėt, nes aš labai spėju, kad jis man čia toj smirdėt pradės. Nu, gražus, tarkiokas, nu gal jau nelabai gražus. Legalas buvo. Tai ką, atėjau daryti grūdinį tašką. Tai planas toksai, žirniai, įmetam kanapes, ką tik išveria, su visus kistukus, su viskuo, tada taip, poras harbonkių kukurūzų, irgi su visus kistukus, su viskuo, tikrai neaktualu, dar to pačiu podą praplaunam. Tai jo, kukurūzai. Nu, CSL įpilu realiai dėl vaizdo, čiut. Ir taip, nu ir dėsiu gal visgi kokie santelį tigrinį. Nu ir va, turime tokį va miksą. Tai dar galvoju, kadangi yra labai daug skysčio, tai kuris yra gan naudingas ir nenoriu aš čia, kad jis mariose taip išplauktų, tai mesim peletyčių, ką tik važiavo meškerė ir nesupratau, kas čia buvo. Nu, gal tiesiog užkabino. Taip, įmetu biškį kukurūzinio. Ir biškį kanapių išskulp. Jos realybėj tiesiog sugers visą skistuką ir taps tokia košytė. Čia dar kai viskas labai karšta, tai čia vos ne ant akių jos ir išbrinks. Ir tiek. Ir manau, va vieną padarysim visiškai va tokį grūdinį taškelį, o kitą šersim tik boiliais. Nu, boiliais ir tigriniais. Tai ką, einam šert. Ai, dar taip galvoju, vis tiek viską nešersiu, paliksiu ir rytoj, ir šiaip nematau tikslą, taip kad manau, kažką, skistuko atgal, nu, kažką tokio sumesim, čia gausis kokie, nu, taip žiūrint, manau, kokie 2 kg grūdų. Ir tiek. Ir manau, vakarienė bus karpiam ant stalo jau. Nu ir ką jūs galvojate, aš befilmuojant pamiršau, kad aš dar turiu feederį užmetęs. Tai pasirodo, kad tenais buvo feederis, kas kibo, o ne karpinės. Ir atsisuku, žiūriu, meškerė įlenkta. Ir va kažkas, tai jis panašu labai, šiaip iš vaizdo tai panašu į karosą, nes labai jau spurda. Bet čia, kai yra geras 100 metrų nuo kranto, tai čia yra ką veikti parsitraukti. Ne, visgi karšiokas. Nu, ir ką jūs, tai žiūrėkit, kokią plekšnę, blem. Nu, tai va, pažiūrėkit, nežinau, čia nuotraukai va taip matas nesimato. Bet tai labai geras pavyzdukas, visiems žinomas dalykas, dzikų dėžutė. O
puikiai matos, kad karšis tikrai, nu, sakyčiau taip, kokie 1,5 kilo. Nu ką, bent jau kažkas atsiliepia. Užkybo ant 3 dzikučių. Nu tai va, praėjo realiai porą minučių ir žiūrėkit, kaip tas peletas atrodo. Realiai pusės skysčio nebėra ir jau beveik susigėrusias. Tai va, manau, plaukiam susimest. Nu tai va, viskas biškė primo, atplaukiau iki taškiukų. Tai pasirodo, tą tolimesnį tašką turiu maždaug 2,8 metro tokio kalniuko. Kai va dabar žiūrint, tai gaunasi tenais atgal ir tada čia va taip nugilėjo į 3,2, 3,3 panašiai. Ir va dabar antras mano plūduras yra ant panašiai 3,3. Tai va dar biškį bandysiu prasiplaukt, pasižiūrėt, bet šiaip atrodo visai gerai. Nu tai va, paplaukiu, kiek čia 10-15 metrų nuo plūduro yra 3,7, 3,8. Nu tai jeigu mano plūduras ten ant kokį 3,3, tai vadinasi per tas 10 metrų pagilėjo per kokį pusmetrį. Nu kaip ir irgi toksai kalniukas yra, tai manau, kad gal ir paliksiu šitą tašką dabar čia, o po to, jeigu per naktį negausim kibimų, galimai tolinsimės. Ir galvoju, tolinsimės iki kol rasim iš vis kažką tikrai perspektyvaus. Aišku, neaišku, kas čia yra perspektyvų tose mariose, bet kažką tai reikia pabandyti, nes va čia tai po truputį, na realiai va čia 3,5, 3,6, va prie pat mano plūduro. Tai realybėje va taip kaip ir galvojau, išsimečiau plūdurą realiai ant tokio kalniuko viršaus, kur gan greit nugilėjo į 3,5, 3,6. Tai va, nes, nu tai manau, kad čia vienas geresnių variantų. Na ir ką, ir pašėrimas, tai grūdinį tašką tai jau pasišėriau. Va, plūdurą turiu savo po kairę. Tai va, taip gražiai, viškai į vieną pusę, viškai į kitą. Stengiuosi nepermest plūdurą. Tiksliau, kad visas pašaras būtų arčiau kranto. Kad jeigu sugalvočiau pasitolinti, tai šertmeščiau už plūdurą ir žinočiau, kad tikrai žvejojau už šertos vietos. Tai va, čiut paplaukiu į priekį. Kadangi vis tiek žvejoju su 2 meškerėm, tai pašeriu gan plačiai. Nu, ir tiek. Tai yra per abu taškus turbūt kokie 5 kg pašaro sumesta. Nu ir ką, keliaujam. Tai ką, realiai 10 vakaro. Visas meškerytas taip normaliai va persimečiau, pasišėriau tašką, buvo kokios 8, po 8 truputį. Atvažiavau po 4:30 kažkas. Tai va realiai taip 3,5 kažkas link 4 valandėlių. Viską susitvarkyti, išsivirt, susimest va plūdurą, pasišert taškelį ir susimest meškeres. Tai ką, dabar jau 10, persimečiau ir karpinės meškeres nakčiai. Masaliukus tai taip ir palikau, vieną ant Sweet Spice'o, vieną tą braškinį builiuką ir vieną žuvis ananasas tavo dambeliuką. Ir ką, išsitraukiau dar gal 3 karšius, visi mažesni biški, bet kažkas tokie apie kilogramą. Ir viskas, paskutinę valandą daugiau mažiau nurimo. Realiai po to, kai sumečiau grūdus, va pusvalandukas buvo iš karto realiai stiprus karšių kibimukas. Ir viskas, ramu dabar. Bet ką, einam ilsėtis ir džiaugtis va šitų gražių vakarų. Na tai ką, rytas, artėja audrelė, tai
skubu persimetinėt meškeres, nes panašu, kad vėliau bus ganėtinai sudėtinga. Tai žodžiu, vėl eksperimentuojam su masaliukais. Šį kartą fish and pineapple su pineapple banana. Visas kitas tai taip ir palikau, vieną ant dambeliuką, vieną vėl šeriminį uždėjau. Vis taip pabandau pakeisti masaliukus, bet šiaip ką, visa naktis visiškai rami buvo, nei pypti nei vieno signalizatoriaus. Iš to po kairę grūdinio taškelio karšių pasigavau ir tikrai labai neblogai, tai karšiai kimba. Atėję buvo į tašką, tikrai vėl reikės šert grūdinį tašką, nes tikrai buvo atėję. Bet karpių nėra ir karpių kibimo nebuvo, tai vanduo šiaip žiauriai aukštas, tikrai kol kas sąlygos kaip ir patinkančios, vėjas pietų, vakarų ar pietvakarių, tai irgi negalim skųstis. Tai manau tik tais bandyti keisti masaliukus, gal tolintis, gal artintis, žiūrėti kaip čia gaunasi, kur logiškiau žvejot, bet kažką reikia daryti, reikia pagauti Kauno marių karpį. Tai va tiek. Kol kas jokio PVA, jokio nieko. Tarp jų, šitas pavadėlis yra vienintelis iš fluorokarbono. Kiti 2 pintukai, bet kažkaip mariose negavau karpių kibimo ant pintukų, tai nusprendžiau pasidaryti fluorokarboną ir žiūrėti gal į tai sureaguos žuvis ir gal tiesiog jos labai bailios yra ir mato pavadėlius. Tai va kol kas tiek ir einu persimetinėti. Buvau greitojų būdų nulėkęs iki namų, buvo kolega atvažiavęs, biškį pasaugojo daiktus, man čia visgi iki namų 5 minutės, tai prisigrėbiau britkelnes, kojines palikau, greitai tualetą nubėgau, nes, žodžiu, viskas labai gerai sutapo, labai geras rytas. Tai va, tai dabar manau pabandysiu pažvejoti su karoso žudiku kokią valandėlę kitą, žiūrėti, yra žuvies nėra. Pagal tai spręst, kiek šersiu, jeigu nėra, tai gal šiek tiek mažiau, jeigu yra dar vis kažkas, tai turbūt šiek tiek daugiau pašersiu. Ir ką? Ir manau tiek, šiaip biški čia vis tai linoja, tai nelinoja. Tai jau pasidariau kavytę, dar va porą bandelių pusrytukam. Ir nežinau, kol kas žaidžiu su masaliukais, biški atstumus, tai ten toliau, tai ten arčiau, tai ten toliau, tai arčiau, tai iš šono biški. Tiesiog žiūriu, bandau kažką įrodyti, nes karpių nesimato, šuolių nesimato. Tai aišku, negaliu sakyti, kad labai aš čia juos stebėjau, nes šiandien ryte tai ką realiai atsikėliau. O vakar kaip 10 nuėjau miegoti, taip šiandien 9 atsikėliau. Tai realiai iškart namo, čia 1,5 valandėlės praėjo, tai va, daugiau mažiau persimečiau meškeres, nulėkiau iki namų ir va tiek. Vakar šuolių visiškai nemačiau. O šiandien, žiūrėsim kaip kas ir labai tikiuosi, kad tie karpiai ateis. Visgi vanduo žiauriai pakilęs, vėjas geras. Čia turbūt audrelė toj bus, tai gal va iki audrelės ateis, gal po, per kažkaip nesitikė, bet žodžiu sėdim, laukiam ir tikimės kažkokios tai gyvybės iš va šitų 3 meškerių. Na tai ką, vakarieniai bus grikiai, kiaulieno šašlykas ir vištieno šašlykas. Šiaip būčiau kepęs ant iešmų, bet iešmus palikau namuose. O laužiukas jau, nežinau, 10-15 ir bus galima kepti. Tai jo, kebimuko nėra. Žmonės visiškai visi išvažiavo, jeigu neklystu, likau vienas visiškai visam krante, kiek mačiau. Vakar dar kebimų buvo realiai, kol vėjas buvo. Ir tik nurimo vėjas, vėl pasikeitė, tai iš vakar visą dieną pūtė iš dešinės į kairę ir naktį kažkada pasikeitė, pradėjo pūsti iš kairės į dešinę ir realiai viskas, visa žuvis nustojo kibti. O dabar vėl pučia iš, ir vėl iš kairės į dešinę. Prieš kokią valandą pūtė vėl iš dešinės į kairę, tai, žodžiu, čia va taip ir gaunas, tai iš ten, tai žodžiu. Numetė vandenį.
Nežinau, nu vis tiek bandau, tai pasitolinu, tai pasiartinu. Realiai meškerės permetinėjau kažkokias 2 valandas. Bandžiau ir naktinis lieka, ir smirduką, ir tik vafteriuką, ir tik popiką, ir tik širiminį, ir neįtemo širiminį. Nu niekas. Daryk, ką nori, žuvies nėra. Visą dieną prastebėjau tvenkinį. Nu, ne tvenkinį, marias, nei vieno šuolio nemačiau. Tai nežinau, ar galima tokiose situacijose kažką padaryti. Bandžiau dar ir su kajaku išplaukti, toliau kažkur pasiieškot, gal kažką rasiu, kokią įdomesnę vietą. Nu, nieko neradau, čia 200 metrų spindulių nuo kranto, tai... Na, tai nežinau, situacija tokia, meškerės permestos, taškai paširti. Ir lieka tik tais turėti kantrybės. Nu, tai ką, va, iškepė mano vakarienę. Norėjos, kad biški daugiau apskrustų, bet visgi kai folija kepa, tai neapskrus labai gerai. Tai va, biški vištytės, biški kiaulytės, grikių sudraskyti endelis, porą agurkiukų ir padažiukas. Ir aišku, fantos stiklinė. Nu ir tiek, kad va, džiaugiamės gražių vakarų. Nu, tai ką, vakaras. Galvoju, padarysiu šiokį tokį dar vakarinį šėrimą. Šiaip galvoju labai nešert, bet negavo čia kamera, ne. Įpilsim biškį kukurūzų skistuką. Realybėj taip, mąstau, sumesiu į vieną tašką, va tik tais tigrinių porą saujų, o į kitą taškiuką tik tais paprastą marcipaninio pašariuką. Su biškį kukurūziuku. Tai va, tą pašariuką mąstau pasiliksiu biškį dar ir karosų žudikui. Bet va, padarysiu kokius, manau, 3 kukulius. Ir įmesiu į taškiuką, kur grinai bus karpinė meškerytė. Jeigu nenori grūdų, tai gal kartais nori pašariuką. Tai va tiek, manau, va kukurūziukus likusius sumesiu tiesiog aplinkui gražiai taškiuką. Ir tiek, kol kas taip, karosų žudiką turėjau visą dieną užmestą tam po kairę taške. Nei vieno kibimo neturėjau. Tai, manau, nėra nei karšių, nei karosų, sprendžiant iš to, kad žmonės su kemperiais su palapinėm išvažiavo namo. Tai manau, kad žuvies visiškai nėra šitam krante. Kadangi nėra žuvies, manau, kad čia daug nereikia. Tai todėl va, apsiribosim 3 kukuliais į vieną tašką, o į kitas tašką tik tais va, porą saujų tigrinių. Nu, tai ką, rytas. Po truputį jau renkuosi daiktus, visa naktis visiškai ramiai buvo. Ta prasme, iki tiek ramiai visiška naktis buvo, kad net karosų žudikas. Kaip užmečiau su dzikučiais, taip ištraukiau su dzikučiais, nei judinta, nei liesta, ta prasme visiškai. Karpinės lygiai taip pat. Visiškai nejudintos, visiškai neliesta niekas. Tai nežinau, nieko ir nešėriau, daugiau persimečiau meškerės, tą vidurinę visiškai bet kur. Realiai pasitolinau stipriai ir nežinau, dar šiandien turbūt beveik visą dieną pasėdėsiu. Ir, nu, dar bandysiu kažką pagauti. Nu, visgi vienu ar kitu būdu, nu, aš tą Kauno marių karpį ištrauksiu. Ar šiemet, ar kitais metais, nu, nesvarbu. Kiek reikės, tiek sėdėsim, bet kažkokiu tai būdu mes jį pagausim. Tai va, kol kas tiek ir laukiam toliau kibimų.